Ištrauki, žinai, tu pasimatavau, jai taip patiko, žinai. Ir aš, žinai, taip kažkaip pažiūrėjau, aš dar nebuvau, nes to švarku, taip patukį dar vaizdavau čia. Ištraukiu irgi tų pinigų, ko neturi, kau galėtų sumokėti už mane šį kartą, žinai. Tiesiog pasakiau, nesakiau, kad atiduosiu iš tikrųjų, gali sumokėti šį kartą už mane. O supranti, kai pas ją tėvas yra verslininkas, motina irgi ten, žinai, jie gerai, tai jai ten išleist. Nu, jie turi tų pinigų, žinai, tai yra, jie yra ta suma, bet ne tokia, kai būtų studentė, kuri kilusi iš neturtingų šeimos. Tai yra, finansinė investavimą liepia adekvačiai moters turimai finansiniai padėčiai. Siela, akys įgavo gilesnį įžvelgį, nebe tokius eina į rantį. Viskas gražus pasaulis, žinai, visi nori gero tau. Ir matau, kai jinai pradeda perimti kontrolę, išaunu tokį, sakau, žinai, jeigu ten jau reikia to atstumo, sakau, blemba, toj pačioj vietoj. Kažkokia fobija, gulėjau su mergina ir pradėjau iš tikrųjų kažkaip lysu liežuviu. Nužiauri, ta prasme, taip šlykščiai pasijaučiau, kai mane laižu, kai šuo, žinai. Negalim, dabar, žinok, turim pabūti per atstumą. Man reikia nusiraminti, giliai kvipuot. Ar tu pasimylėsi per pirmą pasimatymą ar ne, labai daug kas išduoda kas. Jeigu tu atėjai atsisėsti prie stalo, jeigu jinai atsisėda, per stalą, kitoje stalo pusėje, jinai dedas užtvarą. Tai vadinasi, kai jinai nenori jungtis su taim. Jeigu tu daiktus čia padėjai, tai teks, jeigu norint pasimylėti, suvilioti, teks daug darbo įdėti. Todėl įpilsi biškį išgert, čiut lengvai, nes šiai situacijai reikia biškį įpilt, kad jinai atsipalaiduotų. Žvakė, toks minimalus apšvietimas, padarykit aplinką malonę. Va. Tada tas visos detalės į krūvą dedasi ir lemia jūsų rezultatus. Ai va, čia karočią aš su nuogu peniu išėjęs esu iš tualeto. Čia nesimato gerai. Ir dabar yra bairis, aš ją priglaudžiu prie savęs išėjęs su nuogu peniu, ištrauktų iš 100, pasistojusi. Ir jinai tuoloja kažkokie, šunys loja. Suprantat, račiau šunys tai jaučia. Taigi mato, aš sakiau, kad kažką rezga. A jūs sielos tai nemato. Pagauna. Taigi mato, ar jūs nemato, kad čia kažką rezga? Taigi matos. Ir ką mes šnekėsim apie vyrų tipus matysim. Iš akių gali matyti, kad vyrs tau kažką rezga. Jis turi tokius irgi matyti vyruose. Tai va, čia vaikšto pagal veidą. Ir dabar nuėjau, žiūrėkit, tradicinį raudiklį pozicija, kada rodo moters stresų lygį. Tai yra, kuo ta ranka kyla aukščiau, tuo stresų daugiau patiria. Nu čia ganaitinai aukštai eina ranka. O, dengia. Bet ir taip aš pats pasižiūrėdamas video mačiau, kad aš daug kur darau didelės pauzės, per didelės. Reikia daugiau dar šnekyti. Pavyzdžiui, dabar reikia per didelę pauzę, reikia sakyti, kad mes čia tik kai jinai vėl tavęs sumo, žiūrėkit, ant kiek atsilaušimas yra. Aš sėdžiu padėjęs alkūnės. Alkūnės nuėjo pavaravo toks grubus, stiprus trinimas. Irgi jai buvo nesitikima. Va, ir toks gana vėl ranką uždėjau. Tada tu gali pajunginėti, tu bai švelnus, toks tenais, per atsitraukimus tu vėl gali grubus tap.